Kaip išlaikyti sveikus santykius? Kokie būtų patarimai jūs? Žinokit, labai ilga tema, geriau manęs neklauskit, nes aš apie tai daug labai galiu kalbėti. Realiai sveiki santykiai yra bet kokie, kurie yra naudingi abiem pusėm. Praėjus tam tikram laikui tie santykiai tampa tušti. Tai neatsiranda emociniai ryšiai, o tiesiog fizinis artumas, jisai po truputį baigėsi ir viso kito reikia mokyti. Kaip žiūrime iš šono, tai atrodo ir jie laimingi, nes visi rodo savo geriausius variantus, nieksgi nerodo nei pykčių, nieko. Aš negalvoju apie save, aš galvoju, kad jam būtų gerai. Va tai yra meilė. Tuo tarpu tai, ką mes vadiname meilė, tai teisingiau būtų vadinti prisirišimu. Viską, ką aš darau kitam, aš darau dėl savęs. Šitoks kaip verslo projektas gaunasi ir truputėlį aš investuoju. Tada sujaukia viską galvoje ir tu pradedi kritiškai, bet neteisingai kritiškai žiūrėti į savo partneris. Santykiai yra darbas, sunkus darbas. Ir rezultatas nebūtinai jūs nudžiugins. Jūs pažiūrėkit, dauguma šeimų, kurie gyvena kartu, aš sakyčiau, kad juos riša turbūt tik turtiniai santykiai. Kokią įtaką šiuolaikiniam gyvenime turi religija? Jūs žinot, per kiek laiko vyras nusprendžia, kad jis nori būti santykyje su moterim? Sveiki. Turbūt supratote, kad mūsų podcast'o tikslas yra padėti jums, mieli klausytojai, gyventi sveikesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą. Todėl į savo laidas kviečiame pačius geriausius specialistus ir savo srities žinovus, kad jie galėtų pasidalinti kokybišką informaciją. O mes savo ruožtu norėtume pristatyti savo partnerius Hornson. Tie, kurie mane seka socialinėje erdvėje, turbūt nepaslaptis, kad stengiuosi susireguliuoti mitybą ir sportą. Tiesą sakant, esu šiek tiek pametęs galvą dėl savo optimalaus organizmo darbo. Esu ne kartą kalbėjęs apie skaidulas ir savo ankstesniuose epizoduose. Skaidulos tai yra maistas mūsų gerosioms bakterijoms. Jeigu mes jų nepaimatinsime, jos numirs arba miegos. O blogus procesus perims blogosios bakterijos, kurios išbalansuos mūsų kūną ir jų procesus ir mūsų žarnyną. Susirinkti visas reikiamas medžiagas, net ir sveikai maitinantis, yra ypatingai sunku su šiuolaikinė mityba. Mūsų žarnynas, tai yra gerosios bakterijos, yra tiesiogiai atsakingos už mūsų medžiagų apykaitą, imuninę sistemą, endokrininę sistemą ir mūsų hormonų balansą. Vagus nervas, kuris kitaip žinomas kaip nervas klajoklis, iš mūsų mikrobiomos, tai yra žarnyno, tiesiogiai siunčia signalą į smegenis ir taip mes susireguliuojame su stresu, su nerimu ir susireguliuojame apetitą. Kalbame apie Hornson papildus. Tai nėra maisto pakaitalas, bet tai yra maisto papildas, kuris gali padėti natūraliai susireguliuoti savo svorį, apetitą ir taip subalansuoti savo visą ekosistemą mūsų žarnyne ir organizme. Dabar trumpai apie 3 papildus. Jeigu rūpinate savo virškinimo sistemą, norite natūraliai susireguliuoti svorį, savo apetitą ir alkį, aš jums rekomenduoju Fit Prolonga. Fit Intenso – kūno detoksikacija ir svorio kontrolė. Jeigu norite pasirūpinti savo kūnu ir taip išsivalyti toksinus, šis produktas būtent jums. Immuno and Energy – raudona dėžutė. Jeigu norite ne tik pamaitinti savo žarnyną gerosiomis bakterijomis, bet ir sustiprinti savo imunitetą, šis produktas, kuris turi labai daug vitaminų, kaip tik jums. Šios puikius maisto papildus galite gerti atskirai arba kombinuodami. Jos galite įsigyti internetinėje parduotuvėje hornson.com su mūsų nuolaidos kodu. O dabar sugrįžkime į laidą. Sveiki prisijungę prie dar vieno gyvenimo projekto epizodo. Jeigu mūsų laidą žiūrite pirmą kartą, džiaugiuosi, kad mūsų radote, pasimėgaukite mūsų kuriamų turiniu. 70% žiūrovų, kurie žiūrėjo ir žiūri mūsų laidas, kol kas mūsų neprenumeruoja, todėl kviečiu jūs tai padaryti dabar. Paspauskite mygtuką prenumeruoti, paspauskite mygtuką patinka ir jeigu turinys jums patiks, pasidalinkite su savo draugais ir artimaisiais. Komentuokite, siūlykite laidos svečius ir temas, aš ir mano komanda pasistengsime jūsų nenuvilti. Šiandien turime laidos svečią iš Elektrėnų, sveikuolį, kuris vadovauja Elektrėnų sveikuolių klubui, Saulius Girčius. Tačiau mūsų susitikimas buvo atsitiktinis. Mes pakalbinome Saulių gatvėje ir paklausime apie sveikus santykius šeimoje. Ir įrašą peržiūrėjo net 3 milijonai žiūrovų. Šiandien pakalbėsime ne tik apie sveikuolišką gyvenimo būdą, bet Saulius pasidalins ir apie sveikus santykius. Kaip dideli lūkesčiai gali būti toksiški ir paveikti mūsų emocinę sveikatą. Pasidalins Saulius apie 7 laiptelius ir pakopas, kurias galime vadinti meilės pakopomis. Įsitaisykite patogiai ir paklausykime Sauliaus. Sauliau, susitikom atsitiktinai vasarą
ir uždavėm jums klausimą apie santykius. Ir įrašas žaibiškai išplito internete, praktiškai paklausė 3 milijonai žmonių, įsivaizduojat? Tai yra daug. Taip, labai daug. Ir kas yra sveiki santykiai jums? Klausimas labai geras, nežinau. Nuvilsiu aš turbūt tos, kuriems patiko pirmas mano pasisakymas. Bet apie kokius mes santykius šnekam. Realiai sveiki santykiai yra bet kokie, kurie yra naudingi abiem pusėm. Vat yra du žmonės ir nesvarbu, kokie bebūtų santykiai. Sadomazochistiniai, pagrįsti išnaudojimu, aukos ir reiškia to budelio santykiai. Bet kokie. Jeigu jie tenkina abi dvi pusės, jie yra sveiki. Kada vienos kažkurios pusės netenkina, tada atsiranda įtampos, tada atsiranda neigiami išgyvenimai ir tada mes juos vadiname nesveikais. Bet turbūt, aš manyčiau, kad žinot, taip pat kaip toksiški santykiai. Žinot, yra toks pavadinimas, toksiški santykiai. Tai vat, sako, kad toksiškų santykių nėra. Yra toksiška, ta prasme, ne tas, kuris sukuria toksiškus santykius, yra ne dėl jo kalties tampa santykiai toksiški, o dėl to, kuris reaguoja toksiškai. Tarkim, jūs imat sieros rūgštį, pilat į stiklainį, su stiklu jisai nereaguoja, jinai netoksiška. Pilat savo ant rankos, pas jūs yra žaizda. Tai lygiai taip pat turbūt ir su šitais santykiais, kad sveiki santykiai turbūt tai yra tai, kas tenkina abi dvi pusės. O įmanoma turėti pradėjus kažkokią draugystę, ar reikia laiko, bendro susitarimo, surasti bendrus taškus, kad mes eigoje, sakykime, ten po mėnesio, po metų, po 2 tobulintume santykius ir tada jie būtų netobuli, bet, kaip jūs sakėt, sveiki, kad mes galėtume suprasti vieni kitus. Dabar apie kokius mes santykius vėlgi tada kalbame? Poros santykius. Bet kada susitinka du žmonės, žinot, tarkim, kabaloje yra toks dalykas, kad yra svarbiau ne veiksmas, o motyvas, dėl kurio buvo atliktas veiksmas. Lygiai taip pat ir pora susitinka, dėl kokių priežasčių prasideda tarp jų santykiai. Ar tie santykiai yra savanaudiškų pagrindų, nesavanaudiškų pagrindų, ar partnerystės pagrindų. Jeigu jie susikūrė nesavanaudiškų pagrindų, vien todėl, kad aš pamačiau tą žmogų ir jis man yra labai mielas, aš noriu būti šalia jo, aš noriu, kad jam būtų gerai, tada taip, tada tie santykiai, jie gali rutuliotis ir nereikia didelių pastangų, kad jie taptų tie tokie sveiki, normalūs, geri santykiai. Bet ypač jaunam amžiuje turbūt mus labai veikia hormonai. Ir mūsų santykiai prasideda ne todėl, kad aš noriu, kad tam žmogui būtų gerai ar tar kažkas, o todėl, kad aš tiesiog noriu pasitenkinti kartu su tuo žmogumi. Ir praėjus tam tikram laikui tie santykiai tampa tušti. Jeigu pasitenkinimas įvyksta per daug greitai, o šiais laikais pas mus mes visi orientuoti į greitą rezultatą, į greitą maistą, į greitą sėkmę, į greitą seksą, į viską greitą, tai neatsiranda emociniai ryšiai, o tiesiog fizinis artumas, jisai po truputį baigėsi ir viso kito reikia mokyti. Bet jeigu mes turim, jūs paminėjote iš tikrųjų pirmą variantą, bet ir pirmas variantas gali būti iš savanaudiškų paskatų, nes norėdamas patenkinti kitą emociškai, mes vis tiek esam kažkiek savanaudiški ir save norim galbūt pamaloninti kažkuriai tai vietoj, tai vienam gal reikia fizinių santykių, kuris į save patenkintų, kitam emocinį. Ir tie gali perdegti santykiai. Iš tikrųjų, galbūt aš sakyčiau idealizuoti santykiai, ar ne, arba kaip pasakyti, galėtų būti. Tai, tarkim, kabaloje yra irgi toks dalykas, kad sakoma, kad žmogus viską daro su vienu tikslu – pasitenkinti. Viską, ką bedarytų žmogus, jis daro vedinas vienintelio tikslo. Bet pasitenkintis gali dvejopai. Arba naudodamasis kitais, arba tarnaudamas kitiem, arba, ta prasme, kažkokią naudą darydamas kitiem. Ne? Tai vat šitas vėlgi motyvas, jisai ir santykiuose.
Aš ar taip iš santykių noriu gauti naudą. Ar taip aš tam, kad man, kad aš pasitenkinčiau, aš pradedu tuo santykiu. Bet ar aš noriu tų santykių grinai išnaudodamas antrąją pusę, ar aš noriu tų santykių, kad tiesiog galėčiau kažkaip save realizuoti tuose santykiuose. Tai čia yra du skirtingi vėlgi priėjimai, ar ne prie to. Tai apie tas 7 pakopas, kurias mes tada taip netikėtai užkabinam, tai čia ir yra tas dalykas, matomai tai yra ir žmogaus evoliucija, pačio žmogaus. Irgi, jūs galbūt girdėjote tokie, kaip pasakyti, sektantiški, turbūt toks sektantiškas pavadinimas čakros. Toks bauginantis daugam, ne? Tai realiai tos čakros tai yra tam tikri energetiniai centrai žmogaus, kurie tam tikro gyvenimo etapu suaktyvėja. Nebūtinai žmogus, jisai tik tai tuo centru, ta prasme, tik tuo centru naudojasi. Jis naudoja, aktyvus yra visi 7 centrai, bet šitas tuo momentu yra pats aktyviausias. Kiek žmogus išnaudoja, kitas klausimas. Tai pirmieji tie 3 centrai, pirmosios 3 čakros yra savanaudės, 4 yra neutrali ir viršutinės, reiškia, tos 3 yra jau nesavanaudės. Tai lygiai taip pat yra ir su tom pakopom. Mes visi pradedam santykius iš savanaudiškų paskatų, dažniausiai. Tai galėsim praeiti visas pakopas? Galėsim, jo. Labai įdomu, supažindinkit. Tai iš karto nuo pakopų pradedam. Tai aišku, ko čia mums laukia. Jo, gerai. Pirma pakopa yra tiesiog, susipažinimas, ar ne, arba susižavėjimas. Tai yra tada, jūs žinot, per kiek laiko vyras nusprendžia, kad jis nori būti santykė su moterim. Aš pabandysiu, per milisekundės turbūt. Ne, 7 sekundės. Per 7 sekundės jisai vertina moterį, jisai nusprendžia, kad, kad tai yra jo moteris, jisai turbūt savo mintyse pravaro visas įmanomas podas ir visas įmanomas, reiškia, variantus, kaip jisai su ja bus gerai ir kaip ten, žinot, visą tą istoriją jų santykių į priekį turbūt, ir jis nusprendžia, kad jis nori su ja būti. Ir toje pirmoje pakopoje, pirmoje fazėje mes stengiamės būti geriausia savo versija, pagerinta versija. Ne? Mes stengiamės prieš tą žmogų pasirodyti kaip galima geriau. Iš kitos pusės tas antras žmogus, jisai nurašo visą tas smulkmenas, kurios jam iškart galbūt ir krenta į akis, nurašo į tai, kad nieko praeis, ar ne, su laiku pasikeis. Tai ir žmogus tada nemasto, matyt, dėl tos priežasties, kad dėl hormonų mūsų. Čia turbūt atskira tema, kaip veikia mūsų smegenys, ar ne, šitoje vietoje, bet yra tarkim, objektas, yra emocija, kuri galima su tuo objektu ir jausmas, kurie patirs, išsiskiria tam tikros cheminės medžiagos, taip? Ir smegenim nelabai svarbu, ar tas įvykis iš tikrųjų įvyko, ar jis labai ryškiai įsivaizduojamas. Reakcija, išsiskirimas medžiagų, jis plius minus panašus. Taip, aš tą tikrai irgi galiu patvirtinti ir mokslininkai tą patį. Jo, tai gaunasi taip, kad aš matau objektą, įsivaizduoju, kad man su juo bus labai gerai, ne? Ir man išsiskiria tam tikros medžiagos, aš jaučiu palaimą, mane užplūsta ten ar dopaminas, ar kažkokia kitokia, ten hormonai nežinau, ir tada tiesiog aš jaučiu pakilėjimą. Ir todėl aš tos santykius noriu tęsti ir nekreipiu dėmesio į tam tikras smulkmenas, kurios galbūt ten kažkur man kliūna, nes man su to žmogum bus labai gerai. Ir tai yra pirmoji fazė. Antroji fazė yra pažinimas. Kada tu tą žmogų pažįsti arčiau ir pamatai ne tik gerasias jo pusės, bet ir blogasias. Ne blogasias, bet tas, kurių tu nenori priimti. Bet čia turbūt jau po kažkurio laiko, ne kitą dieną. Ne, po kažkurio laiko čia jau gyvenant kartu. Taip. Greičiausiai gyvenant kartu arba ilgai draugaujant, bet ilgai draugaujant, matyt, mūsų dabartiniai visuomeniai nebėra laiko ilgai draugauti, kad apsigyvena mes greičiausiai. Tai antra yra ta pažinimo pakopa, kad tu pamatai, kad tas žmogus yra įvairiapusis, įvairialypis, yra ir gerų bruožų, kurie tau patinka, ir negerų. Ir trečia pakopa yra priėmimas. Kada įsivaizduojat, jūs, tarkim, jūs turit lūkesčius susijusius su tuo objektu, su tuo asmeniu, ne? Ir dalies lūkesčių jisai nepatenkina jūsų. Pas jūs atsiranda nusivylimas.
Kada atsiranda nusivylimas, jūs nusprendžiat dėti pats mažiau pastangų, kad tuos santykius palaikyti, nes, jisai nededa lyg tai, nedaro viską, ką gali, kodėl aš turėčiau, ne? Ir aš vėl irgi pradedu mažiau tų pastangų dėti. Tada ta pirmoji pusė galvoja, Dieve, ir taip jau kažkoks netoks, kaip turi būti, bet jis dar blogesnis pasidarė. Ir mes gaunasi taip, kad mes tais laipteliais leidžiamės žemynį, tokią duobę, kur vienas duoda mažiau, tada kitas duoda dar mažiau, po to prasideda iš principo, kad aš tada iš vis nieko neduosiu. Ir galų gale mes prieiname tokį lygį, kada netgi ir mūsų atveju su sutuoktinė, vieną dieną aš galiu pasakyti, kad niekas gyvenime man nėra padaręs tiek blogo, kiek tu. Tu esi pats baisiausias dalykas mano gyvenime, ne? Atsiranda toksai momentas, neaišku, ne pas visus, bet dažnai jisai atsiranda. Kažkokiam tai lygmenį, turbūt. Jo, kažkurioje tai vietoje kažkokie sunkumai, kažkokios problemos, nesutarimai, kurių mes nesugebam išspręsti, mus atveda iki tokios vietos, kada atsiranda, kada tu matai, kad aš galiu pasitikėti visais draugais aplinkui, bet ne savo artimiausių žmogumą, ne? Toks momentas atsiranda. Ir tame momente yra perkainuojamos visos vertybės. Tada tu apsvarstai ir permastai, kodėl tu iš vis esi su tuo žmogu. Kiek jis tau yra brangus. Bet realiai jūsų santykiai, jie tada yra tokie, tu iš jo nieko nebesitikė. Ta prasme, lūkesčių nebėra, ne? Tu įsivaizduoji, kad jis gali padaryti bet ką, nes jis taip tau tiek daug visko blogo pridarė, reiškia, jisai gali bet ką padaryti, kas tik tai, kas bebūtų. Ir jeigu tu galvoji, kad vis dėlto tau verta su juo likti, nes, tau gražus, tau patinka, tau kažkokios savybės yra, bendri kažkokios idėjas, kažkokie bendri užsiėmimai, kažkoks ryšys tarpusavio yra, galvoju, tuščioje vietoje, nepatogu sėdėti, ar ne? Ir tu paimi ir kažką jam padarai tokio laisva valia, tiesiog, pats, pirmas, ne? Kažką gero, paimi ir padarai. Nes tau gal pagaila, iš šono pasižiūrė, atrodo, čiagi mano žmogus, kodėl, aš jau galiu kažką tai padaryti. Tas žmogus, jisai pamato, kad nei iš jo, nei iš to tu jam kažką padarė, jisai nori tau atsilyginti tuo pačiu. Prasideda sinergija. Žinot tokį žodį turbūt, ar ne? Taip. Tai po truputį gimsta sinergija. Jeigu trečioji pakopoje mes tais laipteliais leidomės į apačią, tai 5 pakopa laipteliai pradeda kilti į viršų. Tada tu be lūkesčių gauti, tu tiesiog darai kažką tai pats, o kitas žmogus tau atsidėkoja, jis irgi lūkesčių neturi. Iš dėkingumo arba vien todėl, kad jam tapo geriau negu kad buvo, puoselėdamas naujus tuos santykius, jis irgi stengiasi daryti pats. Ir tada mes, jeigu pirmas sykį mes, sakykime, iš indo pylėm, tai dabar mes tą indą pripildom, ar ne? Ir šitoj vietoje atsiranda supratimas. Aš nebesitikiu, kad žmogus elgsis taip, kaip aš galvoju, kad jisai elgsis. Aš jį pasižiūriu ir pamatau tą žmogų tokį, koks jis yra, aš jį priimu tokį, koks jis yra su visais jo trūkumais ir aš jį pradedu suprasti, koks jisai yra. Ir kad jis turi teisę tokiu būti. Ir tu džiaugiesi tuo, ką jis dėl tavęs padarė, nebandydamas jo pakeisti, ne? Ir čia yra ta 4, tada 5 pakopa yra supratimas. Kada pradedi suprasti žmogų, jums pasidaro, kada du žmonės vienas kitą supranta, lengvas bendravimas pasidaro, ne? Nebėra nuoskaudų, ta prasme, tas gyvenimas jisai tampa toks, pripildytas kažkokios tos tokios geros emocijos. Ir tada žmonės tampa draugais. Tada atsiranda pagarba. Ir paskutinė 7 pakopa yra meilė. Tarp kitko, kuo skiriasi ta 7 pakopos meilė nuo tos meilės, kurią mes įpratę visi vadinti meilė. Meilė ir meilės doktrina ir pagal Jėzų tai yra meilė artimam, tai yra nesavanaudiška meilė. Kada aš noriu, kad tam meilės objektui, kitam žmogui, nebūtinai čia žmogui, meilė gali būti gamtai, tėvyniai, kam nori, kad tam meilės objektų būtų gerai. Aš negalvoju apie save, aš galvoju, kad jam būtų gerai. Tai yra meilė.
Tuo tarpu tai, ką mes vadiname meilę, tai teisingiau būtų vadinti prisirišimu. Aš noriu, kad man būtų gerai su to objektu. Aš irgi stengiuosi, kad viskas būtų gerai. Aš irgi lyg tai viską darau, man patinka būti kartu, bet aš nedarau ne dėl to objekto, aš darau dėl savęs. Viską, ką aš darau kitam, aš darau dėl savęs. Čia toks kaip verslo projektas gaunasi, ir ne, truputėlį aš investuoju. Tai va šitoj vietoj ta 7 pakopa, ta meilė, jinai tampa tikroji, kada tu tiesiog nori, kad tam žmogui būtų gerai, kada tu sulauki senatvės, žinot, kartais matot, yra 2 senučiukai susikibę, jie ten tokie kretantis, bet jie tokie atrodo, tai va čia tokia meilė, čia tokia ideali meilė. Bet vis dažniau ir dažniau matom, kad mes net iki to etapo nedaeinam, o ką daryti, kad praeiti visus tuos laiptelius, kuriuos jūs išvardinat, kad mes nesubirėtume ir nepradėtume tų etapų iš naujo eiti su kitu žmogum ir vėl su kitu žmogum ir vėl su kitu žmogum. Ar mums to reikia? Skaičiai rodo, kad greičiausiai taip šiai dienai. Ar tikrai? Matot, tiesiog keičiasi mūsų nuostatos. Mes keičiamės, evoliucionuojam, ne? Ir dabartinė visuomenė iš tikrųjų turbūt mes tampam kuo toliau, tuo gal ne savanaudiškesni, bet tiesiog mes viską planuojam ir ieškom to optimalaus varianto, ne? Kad man būtų gerai. Minimaliai pastangų, maksimaliai rezultatą. Santykiai yra darbas, sunkus darbas. Taip pat kaip ir dvasingumo paieškos, jos yra sunkios. Ir rezultatas nebūtinai jūs nudžiugins. Tai yra toks daugiau kaip žaidimas. Tu priimi tas taisyklės ir jomis žaidi. Nes jūs pažiūrėkit, dauguma šeimų, kurie gyvena kartu, aš sakyčiau, kad juos riša turbūt tik turtiniai santykiai. Arba vaikai? Tai irgi vis tiek, ta prasme, turtas, kažkoks, tai yra kažkoks bendras turtas, kurį sunku pasidalinti. Vien dėl to jie būna kartu. Juos nelabai riša bendri pomėgiai, juos nelabai riša, ką žinau, šiaip aš kažkada girdėjau, gal tiksliai nepasakysiu, bet šeimos apibrėžimas tai yra grupė, kuri turi bendrą tikslą ir jo siekia. Tai yra šeima. Tarkim, krepšininkai yra šeima. O tai yra Žalgiris, ne? Jie turi savo tikslą ir jie siekia. Ir jie tuo metu, kada jie susirenka, tam tikslui pasiekti, jie yra kaip šeima. Žiūrėkit, žvejų yra šeima, tokia, ar ne, ar sportininkų, nesvarbu. Tai jeigu mes gyvename kartu, bet tikslai mūsų yra skirtingi, pomėgiai yra skirtingi, ir netgi mes vaikų nenorime išugdyti, neturime vizijos, kaip juos užugdyti, o juos už mus ugdo ten, tarkim, kažkokios tai mokymo įstaigos. Tai ar tai yra šeima, ką aš žinau. O kartais neatrodo taip, kad aš galvoju, kai yra poros santykiai ir kadangi kaip žiūrime iš šono, tai atrodo ir jie laimingi, nes visi rodo savo geriausius variantus, nieksgi nerodo nei pykčių, nieko. Ir mes tada pradedam klausyti patarimų iš aplinkos, vietoj to, kad pora spręstų santykius kartu, pradeda klausyti, čia draugė kažką pasakė, čia kita draugė kažką pasakė, ten liktais idealu, tada sujaukia viską galvoje ir tu pradedi kaip kritiškai, bet neteisingai kritiškai žiūrėti į savo partnerį, sakykim taip, ir galvoti, dabar, kodėl ten gerai, kodėl ten pas Onutę gerai, pas Janiną gerai, pas mane ne taip, ir sujaukia mum galvą, sakykim, kai vietoj to, kad susifokusuot, būti suaugusiems, išsiaiškinti dviese, ieškoti atsakymų, kažkur gal į specialistą kreiptis vietoj to, kad pletkų klausytis. Taip, paprastais ūkiškai žodžiais. Matot, aš nežinau, turbūt yra kiti žmonės, kurie šitą vietą galėtų patarti, reikėtų turbūt psichologų, psichoterapeutų, gal ne psichologų, šeimos psichologų. Todėl, kad aš tai patarčiau pradėti nuo savęs. Visa aplinka, kurioje mes atsidūrėme, mes joje atsidūrėme todėl, kad mes norėjome joje atsidurti. Santykiai, kuriuos mes sukūrėm su savo partneriu, tai yra tokie santykiai, kokių mes patys norėjom. Ir pakeisti juos galim irgi tik mes patys, ne partneris.
Su bet kokiu partneriu mes galim puikiai sugyventi. Žinot, yra toks, kaip juokas, sako, Dievo reikia prašyti atsargiai. Nes jeigu tu paprašysi meilės, tai gausi neįgalų invalido vežimėlį, kad išmoktų mylėti. Tai va, turbūt, jeigu mes norime tų santykių, tai mes turime tuos santykius pats turiu kurti. Vat aš dabar su savo sutuoktinė, tarkim, man net galva, į galvą nešauna mintis, kad jinai turi kažkaip tai daryti, kad palaikyti mūsų santykius. Todėl, kad jinai nieko neprivalo. Iš vis, jūs įsivaizduojat, žmogus yra labai savanaudis sutvėrimas, būtybė. Ir turbūt bet kokia gyvybės forma yra labai savanaudė tol, kol jinai kovoja dėl išlikimo. Nes kitaip tu neišliksi, tu turi lipti per galvas ir pasinaudoti kitais. Bet kada nebereikia kovoti dėl išlikimo, tada mes turime surasti tą bendrą vardiklį, nustoti norėti vienas kitų pasinaudoti. O mes santykiuose bandom naudotis ištisai, vat kaip ir sakėt, vat pasonutė gerai, nesonutė gera, ne, Marytė gera. Kodėl mano tokia bjauri? Vat kodėl jinai negali būti kaip Onutė, kaip Marytė. Bet Onutė ir Marytė irgi jinai yra gera tik tai Facebooko profilyje, jo. O kada tu užeitum namo ir pamatytum, kaip jie bendrauja, kai niekas nemato, koks žmogus yra, kada jisai gyvena nebandydamas atliepti išorinius lūkesčius, o koks jis yra iš tikrųjų, nebūtinai tau patiktų. Be to, iš viso, jeigu paimti plačiau, tai nėra tokio dalyko kaip gerai ir blogai. Ir nėra geros ir blogos patirties. Jos nėra, yra tiesiog patirtis. Ar jinai gera, ar yra bloga, jinai priklauso tik nuo to, ar tu ją priimi ar ne. Jeigu tai, kas vyksta, tu priimi, reiškia, tu išgyveni gerus jausmus. Kažkokius, malonius. Jeigu tu tam priešinisi, to nepriimi, tu išgyveni blogus jausmus. Stresą, pyktį, pavydą, neapykant, kažką tai, tą blogo to. Tai įsivaizduokit, ką be padarytų jūsų sutuoktinis, jeigu jūs į jį žiūrėsit su meile, bet koks jo veiksmas jums sukels gerus jausmus. Yra toks, nežinau, nebūtinai jį man rekomenduoti, bet man labai linksma pažiūrėti, yra toksai rusų santykių specialistas Satya Das. Toks plikas, stambus vyriškis, nelabai gal kartais kultūringai šnekantis, bet man labai patiko, kaip jis sakė, vyrui, kokią žmoną vyras turi išsirinkti. Sako, tu turi išsirinkti tą moterį, kurios nesąmonės tu su džiaugsmu kentiesi visą likusį gyvenimą. Ir sako, įsivaizduoja, eina su labai brangiais kailiniais, griūna į sniegą, vartosi tenai, daro tos angeliukus kažkokius, ar ne? O tu stovi šalia ir sakai, matai, maniškė durniuoja. Ta prasme, tai yra vien tiesiog priėmimas, kaip tas kitas žmogus elgiasi ir kaip tu tai priimi. Tai kitą kartą visiškai neturi nieko bendro su tuo kitu žmogu. Daug atsakymų davėt, nes tokių porų tenka matyti, kaip atrodo, kaip gali būti kartu, atrodo, kaip sarmata čia lietuviškai atrodo. Ir atrodo, tu galvoji, čia meilė gal, bet būna ir kitų ekstremalių dalykų, iš tikro, kaip pora pateisina. Tai... jūs man pasakykit, bet kokį, aš neįsivaizduoju, ką gali kitas žmogus jums padaryti tol, kol nėra fizinio smurto. Jūs įsivaizduojat, tarkim, jūs nekalba ta kalba, kurią kalba aplinkiniai, jūs ateinate į šitą auditoriją, aš jūs pamatau, nusišypsiu ir ką nors labai labai negražos ant jūsų pasakau, bet su šypsen. Jūs ateisit, paduosit man ranką ir mes labai puikiai bendrausim. Bet jeigu jūs žinotumėt tikrąją prasme, jūs sureaguotumėt visiškai kitaip. Kodėl? Niekas neatsitiko. Tai priklauso nuo jūsų nusistatymo į tai. Jūs galite paimti tokį dalyką, tarkim, paimkit kažkokį indą, pripilkit kažkokio tai medžiagų, kurios tarpusavį maišos ir vyksta kažkokia reakcija, uždarykit jį, pastatykit čia ir apie tą indą jūs galite daryti, ką norit, tam indui visiškai vienodai, ką jūs veikia. Lygiai taip pat, kas vyksta tame inde, visiškai niekaip neįtakoja aplinko. Lygiai taip pat yra ir su žmogumi. Tai, kas vyksta aplinkui, visiškai manęs neįtakoja. Mane įtakoja mano reakcija į tai, kas vyksta. Įsivaizduojat, reiškia lygiai taip pat ir su žmogum. Koks bebūtų žmogus, jūs galite su juo puikiai gyventi, jeigu jūs jį priimsite tokį, koks jis yra. Jeigu pas jūs nebus lūkesčių, kurie nepasiteisina ir sukelia jums neigiamus jausmus. Tai čia yra mūsų puikybė, mūsų ego.
minėjot, kad Tomas buvo prieš pas jūs čia laidoj. Na, jis labai puikiai sugeba paaiškinti, kas yra ego ir kodėl verta tą ego po truputį jo atsisakyti. Nes tai yra būtent žmogus, tol, kol jam reikia kovoti dėl išlikimo, ego yra būtinas. Pas vyrais paaukštintas, nes jisai kovotojas, jisai kovoja dėl išlikimo, ar ne? Jisai kovoja, jisai gina savo moterį, savo palikuonis, tai jo ego yra toks, jisai kovotojas. Tai va, bet tada, kada nebereikia kovoti, ego pradeda trukdyti, nes mes dėl to ego nesusikalbam. Pas mus tas vaidmenų kova, kuris yra teisus, kuris neteisus, kuris šeimoje yra aukštesnis, mes jų kovojam šeimoje, kuris atneša daugiau pinigų, kuris nuspręs, kaip tos pinigus išleisti, ar ne, kuris nuspręs, koks vaikas turi būti, kaip namas pastatytas, kokias sienos, kaip turi būti nudažytos. Koks tau skirtumas? Moteris dažo sienas. Vyro visi tikslai yra išorėje. Vyras eina, uždirba pinigus ir pasirūpina namų saugumu, kad tenai nieko netrūktų. Netrūktų pinigų, kad ten būtų šiltas vanduo, būtų elektra, būtų visi įmanomi patogumai, kad vaikas galėtų saugiai nuvykti į mokyklą, grįžti atgal. Čia yra vyro pareiga. Bet vis daugiau dabar moterų nori šitą rolę apsimti, tai kodėl taip daro? Lygybės visos tos, aišku, ar čia daro tada iš kažkokių kitų paskatų, nes tikrai dabar labai dažnai matom priešingą situaciją. Aš nežinau, čia jau yra mano nuomonė, grina, ne? Žinot, ne visai mano, bet pasakykit dabar, koks yra žmogaus pagrindinis tikslas. Tiksliau ne pagrindinis, vienintelis tikslas gyvenime. Jis yra vienintelis. Filosofinis toks. Būti laimingu. Visi kiti tikslai yra tarpiniai tam tikslui pasiekti. Mes norime būti laimingai žmonėmis, ne? Ir laimingas žmogus tai yra laimė, tai yra harmonija su savim ir su aplinka, kai nėra prieštaravimų, nėra neigiamų išgyvenimų tų visų. Jinai yra tokia kaip ir begalybė, neapibrėžtas toks terminas, ne, jo neįmanoma, nebaigtinis. Jį galima apibrėžti atvirkštiniu būdu. Laimingas žmogus yra tada, kada pasinėra priežasčių būti nelaimingu. Tuo tarpu dabar mūsų visa visuomenė, ypač po karo turbūt, kadangi reikėjo atstatyti sugriautus visus tos miestus ir visą aplinką ir dėl evoliucijos, dėl progreso, mus skatina būti nelaimingais, o sėkmingais. Sėkmė tai yra konkurencija. Aš noriu būti geresnis už kitą. Ir jūs įsivaizduojat, kad kalą tiem vaikam, berniukai ir mergaitės yra mokami bendrai. Nuo pat mažumės. Aš manyčiau, kad jie turėtų būti ugdomi atskirai. Jie būtų laimingesni. Ne todėl, kad moteris yra ar vyrai kažkurie aukščiau. Ne. Tiesiog mūsų, netgi tie, kas tyrinėja smegenys, jie teigia, kad skirtingai vyrų ir moterų smegenys suvokia pasaulį. Ne, ir skirtingai jos veikia. Truputėlį. Skirtingos sritys veikia. Tai šitoje vietoje tiesiog, kada mes įsivėlėm į tą, kuris iš mūsų yra sėkmingesnis, moteris kažkodėl nusprendė, kad vyras yra sėkmingesnis. Nes jis eina į darbą, jis uždirba pinigus, ten sociume jisai tampa žinomas, jisai turi įtaką kažkokią, turi galią, jinai sėdi namuose, galios neturi, nuo vyro priklauso, jinai kaip ir prastesnė yra. Ir jinai nusprendė, kad jinai nori būti tokia pati kaip vyras. Bet įsivaizduokit tokį dalyką, kad prieš įgyjant bet kokią teisę, tu prisimi pareigą. Visą laiką, kitaip nebūna. Tu nori įgyti teisę į darbą, tu prisimi pareigas eiti į tą darbą ir apkrauti savo galvą, patirti stresą, patirti visas neigiamus. Juk vyras eina kaip į karą, į darbą ir namo grįžta pailsėti. Moteris turėtų atvirkščiai, jinai turėtų į darbą eiti tam, kad pateikinti savo sociumą. Čia mano požiūris, mane labai seksistų išvadina dažnai ir aš nespėju net papasakoti, bet mes leisim šiandien. Bet aš tik noriu pasakyti, kad aš rūpinosi moterį, man jų gaila. Tiesiog gaila tai, ką kitą kartą matai, kaip jos, tas jų perfekcionizmas, moteris tikrai, iš tikrųjų, jinai serga perfekcionizmu. Jūs pažiūrėkit, net jeigu man reikėtų nuravėti vagą bulvių, ne, man ir žmonai. Jos būtų tokia uoga, ne, o pas mane būtų belekaip. Aš padaryčiau kažką, kad plius minus bulvė augtų, bet
Moteris nori viską padaryti žymiai kruopščiau, jinai nori viską padaryti iki galo. Ir jeigu jau jinai ėmėsi pakeisti vyrą, jinai nori jį pakeisti lygiai taip pat iki galo ir, vyras kažkaip jisai praplaukia per tą, jisai sugeba tas visas neigiamas emocijas nuo savęs nusipurtyti. Moteris tas emocijas parsineša namo, jinai su jom vaikšto. Bet jinai grįžta namo, vis tiek jos laukia vaikas, vis tiek jos laukia, vaikai, jos laukia ta visi namai, aplinka. Vyras grįžta, jis nieko, nežinau, ne visi galbūt vyrai sako, kad dabartiniai jauni vyrai, jie kažkokie kitokie, jie ir grindis mėgsta plauti, ir valgyti daryti, ir skalbti, jie kažkaip taip, gal jie sugeba, nežinau, galbūt. Bet aš asmeniškai žinau, kad aš grįžtu namo, tai man yra takas iki stalo, paskui nuo stalo iki televizoriaus ir nuo televizoriaus iki lovos, ne? Ir dar nuo stalo tiesiai, ir dar nuo stalo tiesiai į lovą, galbūt yra dar vienas takelis, ne? Jeigu aplenkiant televizorių. Tai man ar ten dulkės kažkur kampuose, ar ten kokios gėlės truputį padžiūvė, ar ten dar kažkas, jeigu aš turiu jėgų ir norą tą dieną, aš viską tvarkysiu, bet jeigu aš darbe pavargau, aš nueisiu ir man netrukdo ir dieną, ir savaitę, ir 2 savaitės, jeigu ten gėlė, kurią teks pakeisti, pakeisim tada, ką darysi. Moteris šitaip negali, jinai pergyvena dėl visko. Bet čia nuo jūsų santykių pradžios, jeigu jūs nusistatėt, galima sakyti, tokius taisyklės kaip santykius, tai ir jums buvo, ir jūsų partneriui, ir žmonai priimtinos, tai viskas ir gerai. Bet jeigu kažkuris žmogus eis ir tas gėlytės palaistys ir turės ne tą takelį, bet tai pradės elgtis jau, sakykime, praėjus kažkuriam laikui, neparodys savo to tikrojo veido, tai tada jau problemą turim. Tai tame yra bėda, aš ir kalbu. Reiškia, mes pradedam santykius tam tikromis taisyklėmis, ar ne, kurios tenkina mūsų abudu. Yra sveiki santykiai, kaip jūs ir nuo pradžių kalbėjom. Tenkina abi dvi pusės. Aš darau tą, tu darai tą. Atsiranda bendras gyvenamas plotas, atsiranda vaikai. Atsiranda daugybė pareigų, kurias mes turime kažkokiu būdu paskirstyti. Ir mes jas kratom nuo savęs ir bandom permesti ant savo partnerį. Tu privalai tą, tu privalai šitą. Ir anksčiau buvo labai paprasta. Vyras eina, dirba, uždirba, atneša, jis ten pavargsta, grįžta ilsėtis. Moteris tvarkosi namuose, jeigu ir dirba, jinai dirba nepilną dieną, jinai kažkur dirba tiek, kad jinai spėtų ir namuose pasitvarkyti ir dar kažkur išeiti, kad suknelę parodyti. Arba ten pabendrauti tenai kažkokioje aplinkoje. Dabar jinai grįžta pavargius dar labiau už savo vyrą. Ir jie abudu pareina į tuos vienus namus. Vyrui nereikia tvarkytis. Ne taip reikia kaip moteriai, o moteriai reikia. Ir jinai sako, aš pavargau, sutvarkyk tu. Bet man nereikia. Aš irgi pavargau ir aš visiškai nenoriu šiandien to daryti. Ir pas mus prasideda, tuščioj vietoj dėl nieko prasideda, kivirčas, teisybė. Ir aš už tai galvoju, kad šiais laikais yra tiek daug tų skyrybų, todėl būtent, kad tie mūsų vaidmenys jie susilygino. Jeigu jau imti tą tokį truputėlį platesnį panagrinėti, tai juk tam, kad tekėtų energija, reikalingi 2 poliai, taip? Ir visas pasaulis yra pagrįstas tuo tokiu dualizmu. Dualizmo principų yra diena, naktis, yra šilta, šalta, yra pliusas, minusas, elektra, krūvis, teigiamas, neigiamas. Taip pat yra ir vyras, ir moteris. Ir mes, kai mokėmės, studijavom Vedas truputėlį, tai aiškino, reiškia, tokį pasiskirstimą, kad vyras yra duodantis, moteris yra priimanti. Ir tik moteris turi teisingai, kaip čia pasakyti, rusiškai yra dastoina, tinkamai priimti, mokėti, ar kaip pasakyti, nežinau, su dėkingumu, galbūt šitai. Ir tai buvo, toks labai tarp tų 2 žmonių tekėjo energija, buvo 2 priešingybės. Dabar mes iš to tokio vertikalaus, mes pasivertėm į horizontalų tokį dalyką, mes abu vienodi. Dabar grįžta namo 2 vyrai, tik vienas su sijonu, kitas su kelniam. Realiai pagal pareigų pasiskirstimą, nes abu eina kovoti su priešu. Ir vyras eina kautis į tą lauką, ir moteris eina kautis į tą lauką. Pavargę. Abudu grįžta pavargę. O kur moteriškumas? Kur ta atsvara tam stresui, tam kortizoliui, tam visam tą, ką tu parsineši iš aplinkos, iš to, juk tu turi kažkur tai pailsėti.
Jūs įsivaizduojat, mes užaugom ant pasakų, kad moteris vyrui šarvus išblizgina, aprengia ir išvaro į kovą su drakonu. Jis grįžta namo, nusirengia tuos šarvus, jinai išblizgina sekančią dieną ir vėl įsiunčia pas drakoną. Tai ne todėl, kad jinai yra prastesnė už vyrą. Atvirkščiai, vyras yra priemonė moters tiklam pasiekti. Juk jeigu jūs gerai pagalvotumėt, mes vyrai, mes patys tikslų nelabai galim išsikelti, arba mums tai yra labai sudėtinga. Pas vyrą nėra didelių tikslų. Arba jis yra vienas kažkoks tiem laimingiem, kurie yra apsėsti kažkokios idėjos. O vyras yra laimingas tada, kad jis turi tikslą ir jo siekia. Bet jam nieko nereikia, jis yra skeptiškas, jam realiai reikia labai nedaug. Ir jam nėra prasmės ištisai eiti, dirbti, kaupti kažką. Kam? Nes jis po 2-3 savaičių, genetiškai jis turėtų būti negyvas, galbūt. Jis išeis į sekančią kovą, tenai nužudys. Kam jam galvot, kas bus po metų laiko? Ir tuos tikslus kelia moteris. Jinai turi susilaukti palikuonio, jinai turi jį užauginti ir jinai turi pasirūpinti 10 metų į priekį. Neveltui ir sako, už kiekvieną sėkmingą vyrą slepiasi stipri moteris. Taip. Ir jinai ištisai, jinai yra tikslų generatorius. Mano ponia, nedidelė, smulki būtybė, bet pas ją tikslai, jie atsiranda ištisai, jos generuoja kaip tas atsitiktinių skaičių generatorius, ne? Ir vyrai yra lengviausias būdas save realizuoti, tai priimti moters tikslus kaip savo ir juos gyvendinti. Man galvos nereikia sukti. Šiandien dabar pas mane tikslas yra toks. Dabar statau namą. Ir viskas. Ir pas mane yra vienas tikslas – pastatyti namą. Paskui pastatysiu namą, vėl bus tikslas kažkoks sutvarkyti aplinką, paskui reikės dar kažką padaryti, iškask, padaryk. Tam aš turiu gauti kažkokias lėšas, reiškia, aš turiu jas uždirbti, reiškia, aš turiu ir viskas, ir sukasi, mano visas gyvenimas yra užimtas. Aš aš esu našlys, buvo pas mane kita santuoka ir likau aš vienas, gyvenau 7 metus vienas, aš apsileidau. Nebeliko pas mane tikslų. Pas mane buvo 3 vaikai, tai buvo tikslai susiję su vaikų, kažkaip tai juos reikia užauginti, kad, kažkaip tai tą situaciją išspręsti. Bet man nieko nereikėjo, Dieve mano. Teritorija, kažkaip, namai kažkaip, remontas nedarytas 10 metų, kadangi, o kam? Užuolaidas dar nenukrito, nesudulėjo nuo saulės, jos dar kabo. Ir viskas. Bet ar tai nesivadina depresija? Tas paprastas toks žodis. Nes jeigu įvyko kažkokie atsitikimai gyvenime... Pas mane buvo baisiau negu depresija, iš tikrųjų. Jūs pasakojate truputį, tai pasakojate apie tą savo būklę labai tokią, kur kaip daržovė sakėt. Pas mane tiesiog sutriko, aš nežinau, aš tų medicininių terminų tiksliai nežinau, jau daug laiko praėjo galiu kažką sumaišyti, bet lyg sutriko hipofizio veikla ir tiesiog sutriko hormonų išsiskyrimą, hormonų pusiausvyrą. Tam tikrų hormonų organizmas nebegamina. Kiek pamenu, dopamino. Bet tai čia yra jau baisu. Tai buvo tasai lygis, kai aš negalėjau atsikelt pats iš lovos, negalėjau pats, pavalgyti aš pats galėdavau, bet reikėdavo pamiegoti tam, kad užtektų valios pakelti šaukštą. Tai smegenys tuo metu nusprendžia, tai pasimeta, jos juk smegenys kaip tuos parenka mums sprendimus. Tai parenka patį tinkamiausią sprendimą išgyvenimui, ne? Kad daugiausiai šansų išgyvenimui. Bet jeigu jos pasimeta ir jos nebežino, kaip tau išgyventi, tai jos tave atjungia, kad tu nesąmonių nedarytum. Ir man tiesiog atjungia. Tai čia jau buvo kitas. O depresija, kaip aš įsivaizduoju, tai yra stresinė būsena, kuri trunka ilgą laiką. Nežinau kiek, 2 savaitės, mėnesį. Tai yra depresinė būsena. Bet tai gali atsitikti ne tik tai praradus žmogų, gali ir šiaip, kaip ir santykiuose krizė ištikti. Irgi galim į panašią būklę įeiti turbūt. Aš jums, kaip sakiau, apie laimę, ne? Tai depresija tai yra nelaimingo žmogaus būsena. Tai yra daugybė lūkesčių, kurie neišsipildo.
Bet čia nebūtinai apie santykius. Bendrai lūkesčiai, bet kokie. Jūs galite laukti, tarkim, Kanadai žmonės serga depresija, kai prasideda tamsusis laikas, ar ne? Vien todėl, kad jie laukia saulės, o jinai niekaip neateina. Va tau ir depresija. Nes nėra saulės, jis nori šviesos, o jos nėra. Jis nesugeba priimti tamsos, jam depresija. Bet kurio, jūs neturit pinigų, jums depresija. Čia pagrindinė turbūt dabartinė priežastis depresijos yra tai, kad aš turiu mažiau negu kaimynas. Mat ir viskas. Mes matom, mums labai baisus dalykas yra socialiniai tinklai. Mes matom daugybę gražių žmonių, kurie geba, matėt mūsų nuotraukas kartais. Buvau aš Dubajai. Labai gražios nuotraukos, labai faina. Dieve, jeigu yra pragaras, tai ten vasaros metu. Nieko gero, ten nėra vasara. Ta prasme, aš nesakau, kad ten yra blogai. Aš sakau, kad tuo metu, kai mes ten nuvykom, tai buvo labai blogai. Nes begalinis karštis ir bet atrodo, tai gražiai. Tai vat, kada tu matai, kad kitas žmogus gali kažkur atostogauti, kad jis turi nuosavus namus, kad jis turi nuosavą automobilį, kad šalia jo yra graži mergina, o tu esi vienišas, arba be automobilio, be namų ir dar be kažko, ir tas dalykas mažina tavo savivertę. Ir va, dėl tų lūkesčių jūsų neišsipildymo, jūs pastoviai esate, jūsų mirksta smegenys tose cheminėse medžiagose, kurios yra dėl streso išsiskiria. Bet čia iš tikrųjų taip ir yra sakoma, jeigu mes neišmoksim džiaugtis šią dieną tom, ką dabar turim, ir galvosim į priekį, kaip jūs sakot, išsikelsim tos tikslus, mes jų niekad gausim kažkiek dopamino pasiekę, bet vėl jų reikės. Tai net jau kalbant, kaip ir jūs paminėjot, net ir iš finansinės pusės, taigi yra ir tie milijonieriai, milijardieriai, jie lygiai tom pačiom problemom gyvena, dar didesniam pasiekia, gauna kažkiek dopamino, daiktai, lygiai tas pats, kiek savaitę pasidžiaugiam daiktais. Tai finalas toks, kad vis tiek viskas sugrįžta į santykius, į savęs ieškojimą, nes kai pasižiūrim, kas yra subrendusi asmenybė žmogus, tai dažniausiai kaip, sakykime, iš finansinės pusės žmogus, kai pasiekia pakankamai, kad galėtų, tikrai būti finansiškai laisvas, kur jau nei dirbti reikėtų, ten kažkokios įmonės yra, ką jie pradeda daryti, jie tada pradeda medituoti, pradeda atsakymų gyvenime ieškoti. Nepradedam mes ieškoti atsakymų jauni. Labai retai tas būna. Bet dažniausiai, kai jau iš materialinės pusės žmonės neturi ko siekti, nes to dopamino nebegauna, tada jie tos laimės neberanda. Čia aišku kita tema truputėlį, bet... Aš trumpai apie tą temą tiesiog pasakysiu, bet čia yra kita iš tikrųjų tema, čia apie čakras. Dabar jūs kalbėt grinai apie čakras. Čakros irgi yra 7, mūsų, reiškia, vediniai kultūroje yra 7, pas pravoslavus yra 9. Tai yra energetiniai centrai, kurie kiekvieno amžiumi, reiškia, yra būtent suaktyvėję. Ne? Ir jeigu tu jomis naudojasi, tai jos tada tampa dominuojančios. Tai pirma yra savęs įtvirtinimu. Tai yra aš esu, aš turiu teisę būti. Todėl mes mažus vaikus stengiamės, tu pats geriausias, tu viską gali, mes auginam jo ego, kad jis įgytų pasitikėjimą, kad jis suvoktų, kad jis toks pranašesnis už kitus. Ir jis pasaulio centras, jis pats svarbiausias tavo mamai, savo tėčiui. Jis pats svarbiausias pasaulyje, nieko svarbiau už jį nėra. Antra, jinai yra tokia, kada jisai pradeda pažinti aplinką. Tai yra, mes jį išleidžiam į mokyklą, reiškia, jis išmoksta kelių eismo taisyklių, jis išmoksta pagrindinių supratimų apie pasaulį. Trečia yra, kada jis pasirenka kelią savo, ar ne? Tai yra paauglystė, kurį mes vadiname liga. Tai nėra jokia liga, tiesiog jisai pats renkasi. Jeigu mes jo kaip žaisliukų manipuliavom, naudojamės ir nurodinėjom, ką jam daryti, tai trečioje jisai tiesiog pradeda nuo 14 metų, jisai pradeda pats rinkti savo gyvenimo kelią. Ketvirtoji jisai tiesiog įsitvirtina tame kelyje, ar ne? Ir žiūrėkit, šitos pirmos 3 ir ta ketvirta, jos yra savanaudės. Aš ruošiuosi gyvenimui, ne? Tuo tarpu 5 jau yra saviraiškos, reiškia, kada aš nebenoriu bet kaip, aš nenoriu daugiau, aš noriu geriau. Jisai pradeda ieškoti, kad jisai, taptų kažkuo tai. Pradeda ieškoti kažkokios prasmės. Ir 6 jau yra tada, kada jam pasidaro nebeįdomu savo, jam norisi dalintis.
Jisai nori tiesiog padaryti kažką reikšmingo, kad jis nori palikti pas savęs kažkokį pėdsaką. Ir 7 yra jau tokia, kada jisai gali dalintis išmintimi, sakykime taip, ar ne? Ir žiūrėkit, tai yra kem 9 metai, 50 metų yra ta vidurio amžiaus krizė pas vyrą, nes vėl įsijungia pirmoji. Aš turiu teisę būti. O jis mato, jis neturi pinigų, jis neturi žmonos, ką jis daro? Odiniai rūbai, motociklai, šitie klubai. Ir jisai bando parodyti, kad aš esu ypatingas, aš esu svarbus, negalvokit, kad aš toks, nevykęs, ar ne? Ir vėl jisai eina antrą ratą. Tai šitoj vietoj, kada žmogus pasiekia kažką ir po to jam tai tampa nebeįdomu, tai būtent yra tas, kad jisai pereina į tą aukštesnį sąmonės lygį ir tada atsiranda kiti tikslai. Nes pirmi yra tokie primityvūs, kaip man pagerinti savo užsitikrinti savo būvį, o po to pradedi ieškoti prasmės tame būvyje. O berods Pitagoras sakė, kad vis tiek laimę rasi tik tai ant pievelės po medžiu. Tai yra toks dalykas, juk pinigai tai yra priemonė būti laimingu. Ne pinigai yra laimė, ne pinigai yra tikslas. Su tikslu aš jums galiu pasakyti tokią, gal panaudosit alegoriją apie alpinistą. Žmogus, kuris mėgsta kalnus, jisai mato viršūnę ir jis labai nori ant jos užlipti, ar ne? Jis pasikelia tikslą, aš kada nors nugalėsiu šitą viršūnę. Jis užlipa ant tos viršūnės ir jaučia tam tikrą pasitenkinimą, bet jam knieti užlipti ant aukštesnės viršūnės. Šitą nugalėjau, noriu tą. Po to jis suranda dar aukštesnę viršūnę ir galiausiai jis nusprendžia, kad aš noriu būti pats geriausias, aš noriu nugalėti Everestą. Ne? Jis užlipa Everestą, pusę gyvenimo paukojęs, ten atsistoja ir ką, ir mato, kad nieko. Ir nieko. Niekas nepasikeitė jo gyvenime. Bet jam dar reikia nusileisti į apačią. Tai taip yra su mūsų tikslais. Visi mūsų materialūs tikslai yra beprasmiai. Visi iki vieno. Kadangi, jie yra išgalvoti. Įmanoma jaunam žmogui, jaunesniam pasiekti tą sąmoningumo etapą, nepraėjus tų visų laiptelių, žinant tuos laiptelius, ar vis tiek mes gyvenime turime per savo patirtį išgyventi? Jam nereikia. Tuo metu jam nereikia. Jo, jūs bandot užbėgti į priekį. Tai tuo metu jisai laimingas ten, kur yra, ir jisai siekia to laiptelio. Taip, jis laimingas klysdamas, jis laimingas ieškodamas. Jisai, juk žiūrėkit, vaikystėje aš dariau tokius dalykus keistus dabar, kaip aš prisimenu, ir aš žinau, kad man bus blogai, aš žinau, kad aš būsiu nubaustas, ar šiaip, bet man buvo linksma. Aš darau tai, ko tie vyresni nedrįsta, ar nebedaro, o aš galiu. Yra kas ir pastringa tose laiptelėse. Taip. Bet tai netimkim iš jų jaunystės, netimkit iš jų galimybės klysti. Aš ką norėjau jums pasakyti, tiksliau, užsiminiau, nėra gerai ir blogai. Mes iš savo patirties, ir iš tikrųjų netgi ne taip, turbūt mes visi esam suvaržyti sociumu. Mes esam suvaržyti to bendrų taisyklių, kurias mes priimam, kad galėtume sugyventi. Ir tų taisyklių požiūrių tai yra geriau, tai yra blogiau. Tu esi arba sėkmingas, arba nesėkmingas. Bet kur tu laimingas, tai neaišku. Tu turi išgirsti save, kas tu esi. Žinot, toks dalykas, aš vežioju pats anglį, briketus, granulės žmonėm. Aš esu įmonės vadovas, prieš keletą metų buvau ir tą apyvartą milijoninę pasiekęs. Aš visus atleidau, vairuotojus atleidau ir pats važiuoju po žmonės. Nes man patinka. Ir tai man patinka todėl, kad vaikystėje aš pas dėdukus leisdavau vasaras, o mano močiutė melioratoriam pietus gamino. Ir aš atvažiuodavau 50 traktoristų ir aš su jais, su tais traktoriais varydavau į laukus. Ir kada aš galiu rinktis, aš nesirenku to gyvenimo švaraus ir ofisinio, o aš renkuosi traktorius ir purvą, nes man ten patinka. Tai, ką žinau, kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra kitas. Tomas išvažiavo į Indiją ir sėdi ten šiaudiniai trobeliai, be ypatingos kultūros, be ypatingų patogumų, bet jam ten yra gerai, ten jis atrado save. Bet vis dažniau dabar iš tikro matosi, aš irgi kažkaip
tikrai patapau tolerantiškesnis, nes vis daugiau matau žmonės, kurie, va, kaip jūs sakot, netitinka sociumo, bet aš nekalbu apie nemandagius, kurie narkotikus gal naudoja, kurie labai blogą pavyzdį, bet šiaip keistuoliai, va, žmonės, kaip pavadinkime, taip, tai kažkaip žmonės linkia juos atstumti, galbūt net pažeminti kažkiek. Aš, pavyzdžiui, kažkaip galvoju, kad, vis labiau suprantu tos žmonės, jiegi gyvena, kaip jiem patinka. Tai kol tai neliečia kito žmogaus, į kito žmogaus zoną, sakykime, neįeina. Jeigu jis nori, jeigu jam taip gerai, jeigu jis save patenkina, jeigu jis nori toj trobeliai gali gyventi, jeigu jis nori, gali jisai, ką nori daryti. Manęs tas iš viso neliečia ir aš net nenoriu jo teisti, jeigu jam tas laimę duoda, tai valio. Bet dabartiniam tam sociume, tai mes gal iš to nepilnavertiškumo mums atrodo, kad čia kažkur va, tas žmogus daro ne taip, kaip turėtų būti, tai jisai jau yra, jisai antrarūšis, čia aš nežinau, gerai jisai reiškia. Aš galėčiau jums pasiūlyti knygą paskaityti, man paskutinių skaitytų knygų labai patiko. Yra Joe Compensa, Atsikratyk įpročio būti savimi. Tiesiog, yra filmas, labai neblogas irgi. Toj knygoje pratarmė yra jos pavadinimas NPIP ir ten kažkaip galėčiau paskui pranešti. Tai va, tai yra toks dalykas kaip plyšys. Tai yra sociumas į mus turi tam tikrą lūkestį, kurį mes bandome išpildyti, įgyvendinti. Ir mes sociumui bandom pasirodyti ne tokie, kokie mes esame. Mes esame vienokie, su savo kompleksais, su savo kažkokiom ydom, su savo kažkokiais trūkumais. Bet mes sociumui ir norim pasirodyti tokį, kokį jie tikisi mus matyti. Giminės mus tikisi matyti tokiu, ne, mus jau spaudžia. Antra pusė mane tikisi matyti, mane spaudžia, darbdavys spaudžia, vėl. Vat. Ir tas atotrukis labai stipriai didėja. Ir kuo tas atotrukis yra didesnis, tuo žmogus jaučia didesnės kančias. Vat įsivaizduojat, prasidėjo pandemija ir kilo baisi problema, žmogus negali sėdėti namuose. Jis negali būti pats su savim. Jam reikia, dėl ko žmonės eina į tuos koncertus ir tiek daug į juos renkasi ir visus tos renginius, nes jam reikia, kad jį kažkas linksmintų, jam reikalingas triukšmas galvoje, kuris jo mintis nukreiptų nuo jo paties, nes jis vienas pats su savimi savo bjaurus. Jo savivertė viduje likus vienam yra žema, jo savimeilė yra aukščiau lubų, bet savivertė yra žema. Taip. Reikia skirti šitus du dalykus. Tarp kitko, man labai įdomus dalykas buvo, aš pasižiūrėjau, yra 7 mirtinos nuodėmės pagal katekizmą, ne? Tai pirmoje vietoje yra puikybė. Kada aš noriu atlikti Dievo vaidmenį, kada aš noriu vertinti, kada aš noriu teisti, kad aš noriu jaustis teisus, jisai neteisus. Aš žinau, kaip daryti. O jisai klysta, jisai ne taip elgiasi. Jis iš vis neaišku, ką jis čia daro, važiuok, basas laksto, ką jis apsiaut negali, jis darbo normalaus rasti negali. Pažiūrėk, kokia šeima, kokie namai. Bet juk ne man spręsti. Jeigu jam yra gerai, kiekvieno žmogaus pagrindinis tikslas gyvenime jaustis gerai, jaustis laimingu. Ir ne man žinoti, kaip jam bus geriau. O blogai yra, ta prasme, mes vertinam tik tai todėl jį neigiamai, kad jisai neatneša tam pačiam sociumui visuomeniai naudos. Ekonomiškai nenaudingas. Tuoj dirbtinis intelektas užkariaus tas visas profesijas, kaip čia mus gazdina. Ir mes visi būsime ekonomiškai nenaudingi. Nebereiks, kad mes dirbtume. Reiks, kad mes mažiau, aš nežinau, ko reiks, nežinau, aš apie tai nemastau. Bet esmė tame, kad tasai žmogus, kuris eina kiekvieną dieną į darbą, kuris turi tikslus, kuris atitinka tuos standartus, mes žinom, kad jis sukurs pridėtinę vertę. O tas, kuris užsidaro kažkur, žinot, kaip sako, kad ekonomikai baisiausias dalykas yra dviratininkas. Todėl, kad, jisai pirmas dalykas nenaudoja kuro, antras dalykas nesinaudoja mediciną ir ten yra daugybė dalykų, kurie, visuomenė yra bėda. O ką jūs galvojat, mes dabar, pakalbėjom apie santykius, apie tos laiptelius, kokią įtaką, šio laikiniam gyvenime
Ir gal net ne tik tai santykiuose, bet aplamai kaip žmonės elgiasi, kaip save pateikia tam sociume, turi religiją. Nes aš nuo senų laikų žinau, kad religija, jos geriau neliesti, visi turim savo religiją, bet aš nekalbu konkrečiai apie kažkokią religiją, bet į kažką, į ką žmonės tiki, nes vis dažniau girdžiu, Dievo nėra, to nėra, bet ar tai nėra taip, kad mes prarandam irgi savo vertybės ir čia yra viena iš tų priežasčių. Ir koliojamės, ir keikiamės, ir narkotikai, ir kazino, ir ten seksas, ir taip toliau. Čia vardint galima labai daug, nes neturime kažkokios atsakomybės prieš kažką. Tai vat, ar nėra viena dar iš tų priežasčių santykiuose, dėl ko, pavyzdžiui, nutrūksta greitai santykiai, nes mes nesijaučiam atsakingi prieš Dievą, sakykim taip paprastai. Nesvarbu, katalikybė, ten, kad ir koks tikėjimas bebūtų. Aš manau taip, jeigu jūs pažiūrėtumėt, kas formuoja žmogų, tai 2/3 žmogų formuoja pavyzdys. Reiškia, žmogus išsirenka pavyzdį, tą asmenį, kuris jam imponuoja ir stengiasi tapti panašiu į jį. Todėl žmogui labai svarbu yra turėti tikėjimą. Tikėjimas yra labai gerai. Vėlgi, čia yra mano nuomonė. Čia iš tikrųjų labai jautri tema. Taip, bet čia jūsų subjektyvi nuomonė. Kadangi tai yra tikinti žmonės ir tai iš tikrųjų jiem yra brangu ir tai jos labai užgauna, net nors atrodo taip nekaltoj tokioj, tarkim, kitą sykį. Tai aš asmeniškai susipažinęs su 3-4 tradicijom pakankamai susipažinęs, o kitas tiesiog galbūt prabėgom. Bet ką Jėzus sakė? Šlovink viešpatį, o ne jo kūrinį. Sakė, kad bažnyčia Dievo nerasi. Dievas yra ta mūsų širdyje. Tai aš turiu omeny tai, kad tai yra tam tikras instrumentas žmogui lengviau pasiekti Dievą. Ne? Pačios religijos, juk Dievas yra vienas, bet religijų yra daug. Ir mes kažkodėl susipriešinam, nes va tik mano religija yra ta teisinga religija. Bet aš nemanau, kad žmonės gal priešinasi dabar, nors gal iš tikrųjų, kaip pagalvoju, iš tikrųjų senai karai, tai ką dėl religijos. Visą laiką daugiausiai Dievo vardu buvo atlikta daugiausiai nusikaltimų. Ne, aš nekalbu apie, tarkim, krikščionišką Dievą, bendrai Dievo vardu, įvairių dievų vardu. Daugybė nusikaltimų yra būtent Dievo vardu padaryti. Tai man Dievas yra nuostabus žodis, aš jį labai dažnai naudoju, bet aš jį sudedu kitą prasmę. Aš nepasirinkau nei vienos konkrečios, reiškia, tradicijos, bet aš esu giliai tikintis žmogus. Bet aš tikiu ne į konkretų kažkokį pranašą, turbūt tiek Jėzų, tiek Mohametą, tiek, reikėtų Krišną, reikėtų vadinti pranašais, o ne Dievu. Būtų teisingiau. Taip. Tai buvo asmenybės, kurie mums rodė kelią pas Dievą. Jėzus sakė, kad aš sėdžiu Dievui iš dešinės. Ne? Aš parodysiu kelią pas Tėvą. Tai jis niekada nesakė, kad aš esu viešpats. Tai, suprantat, jeigu žmogus turi tikėjimą, kad jis yra pasaulio dalis, kažkada mes turėjom tokią temą apie tai, kad reiškia, pasaulis yra išbaigtas. Jis yra vientisas, išbaigtas, toks, koks jis yra. Ir aš esu to pasaulio dalelė, nereikšminga dalelė, labai smulki. Aš nesu atskirai, aš esu to kūrinio dalis, kurį sukūrė kūrėjas. Mes jį galime vadinti Dievu, galime vadinti kūrėju, aukščiausia jėga, kaip norim galim pavadinti. Bet jis sukūrė tą pasaulį tokį ir dėsnius, pagal kurį veikia būtent tokius, o ne kitokius. Ir jeigu tu savo ego truputėlį sumažini, sunaikini, kažkaip jo atsisakai to ir pradedi jaustis to pasaulio dalimi, tada tu suvoki, kad jeigu tu darai kažką netinkamai, tu kenki visam kūriniui. Jeigu kenki visam kūriniui, reiškia kenki ir savo pačiam.
Ir tu pradedi prisimti atsakomybę už visą kūrinį, reiškia ir už savo veiksmus, ir už pačio veiksmus. Tu matai, kad kitas elgėsi negerai ir tau jau toje vietoje irgi tu jauti, kad tai yra negerai. Ir tu matai žmogų kenčiant ir tu nori jam padėti, nes tu rūpinėsi ne tuo žmogum konkrečiai, o tu vėlgi rūpinėsi visų tuo pasauliu ir tuo kūriniu. Tai va, tradicija kaip priemonė rasti tą tikėjimą, rasti tą bendrystę mūsų visą, nes jinai visus tikinčiuosius subūrė irgi, duoda vieną idėją ir subūrė apie vieną tą Dievą. Tarkim, nežinau, čia turbūt tikrai reikėtų kažkaip tai, kiekvienoje tradicijoje tai yra kitaip reiškia pateikta, bet tarkim, senajam žydų tikėjime, tai tokio konkretaus Dievo kaip asmens nėra, bet tai yra jėga, aukščiausia jėga, kuri, reiškia, skleidžia šviesą, o mes visi žmonės sugeriame tą šviesą, kiek sugebame jos paimti, dieviškosios šviesos. Ir kažkada, kažkurio momentu mes tapom visi atskiri, buvo vientisa siela, kuri buvo išskaidyta į daugybę mažų dalelių ir dabar tos dalelės, reiškia, turi siekimą susijungti vėl į tą pačią vieną sielą. Tai visi mes turime siekti tos bendrystės ir atsisakyti to savo išskirtinumų. Ir tada nebėra ir tų visų problemų. Nes problemos visas kyla vien tik tai dėl to, kad aš esu išskirtinis. O kaip padeda jums žmonių sveikatinimas, nes jūs esat Elektrėnų, kaip pilnai bendruomenė jūsų vadinasi? Elektrėnų sveikuolių klubas. Kaip padeda sveikatinimasis išlaikyti tą gerą emociją, padėti išlaikyti ir gerus santykius, sportas, turbūt fizinė veikla. Jūs užsiemat ir šaltom voniom? Aš nedaug, bet ta prasme, aš mačiau, kad jūs užsiimat sportu ir mitybą ir pažiūrėkite mane, aš tikrai netrodau tą sveiką gyvenimo būdą praktikuojančių žmogum, nes mano viršsvoris yra nemažas, nors aš nevartoju alkoholio, negeriu, nevalgau mėsos ir daugybės dalykų nedarau, bet aš mėgėjas pavalgyti dėl kažkokių priežasčių ir aš savo tai leidžiu daryti. Bet aš manau, kad vis dėlto, kas yra sveikas žmogus, mano supratimu. Aš Sveikuolių sąjungoje esu labai senai ir prieš keletą metų man pasiūlė perimti Elektrėnų Sveikuolių klubą, reiškia, ir tuo metu jisai jau labai minimaliai veikia. Šiuo metu mes esame turbūt vienas žinomesnių Lietuvos sveikuolių klubų ir turim nemažai ir sekėjų. Ir praeitą šeštadienį vyko grandiozinis, jis nebuvo toks labai grandiozinis renginys, bet mes padarėm sporto šventę Elektrėnuose, kur dalyvavo 600 žmonių vien dalyvių. Visų sporto šakų. Ir Lietuvos Sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė sakė, kad tai labai panašu į tai, kai prasidėjo sportas visiems šventė. Tai tiesiog išaugo mūsų tas judėjimas, bet principas, kuriuo aš vadovaujuosi, tai sveikas žmogus yra tas žmogus, kuris gerai jaučiasi. Ir pas kurį nėra tam tik kažkokių tai tokių negalavimų, kurie jam trukdytų gyventi. Ne? Kurie trukdytų džiaugtis gyvenimu, fiziniai negalavimai. Jo. Mūsų kūnas kaip įrankis, kad jisai netrukdytų džiaugtis emociniu gyvenimu. Taip. Ir iki maudynės, ta maudynė tai buvo priežastis, ne priežastis, o turbūt tai buvo būtent tai, kas man padėjo nugalėti mano emocinius sunkumus ir grįžti į pilnakraujį gyvenimą. Ir aš būtent daugiau skatinu ne kažkokį konkretų fizinį veiksmą, o būseną. Bendrystę tą pačią, dalinimąsi,
aplinką, kurioje mes visi jaučiamės lygus, kur mes visi esame laukiami, kur mes visi vieni kitais džiaugiamės. Ir ta emocija, jūs įsivaizduojate, kas yra, vėlgi, toj pačioj knygelė ten yra parašyta, kaip viskas vyksta. Žmogus ateina, jisai užsiima tam tikrą veiklą ir patiria tam tikrą emociją. Ir jeigu mes darome mankštą, ir tuo metu mums yra labai faina, ir mūsų smegenys džiaugiasi tuo, kas vyksta, pas jį yra noras tai pakartoti. Jeigu tai vyksta daugybę kartų, tai jis įrašo į atmintį kaip patirtis. Veiksmas ir jį lydinti emocija. Ir netgi tada, kada nebėra tos aplinkos, tavo smegenys reikalauja tave susikurti panašią aplinką. Tu nebegali gulėti ant sofos, tu nebegali valgyti beleko, tu nebegali vartoti alkoholio, tarkim. Todėl, kad tavo smegenys to nebepriima, nebeleidžia. Bet čia kaip ir ta vadinama sporto priklausomybė, vėl čia turbūt sugrįžtame į tos hormonus. Žmogus yra baltymo gaminimo mašina. Mes esam labai paprasti. Įvykis, emocija, cheminė medžiaga. Įvykis, emocija, cheminė medžiaga. Jo, ir todėl mes niekur nuo to nepabėgsim. Mes labai lengvai galim manipuliuoti savo smegenim. Bet tik tai kažkurį laiką, nes mes turim kaip tos visus dopamino baseinus, nes kaip ir kalbėjom apie tas geras emocijas, kuo mes turėsim, iš tikrųjų, net ne teorijo, mokslininkai įrodė, mes turim vadinamasi dopamin pool, dopamino baseinas, kuo mes turėsim didesnius lūkesčius, sakykim, mūsų lūkestis čionais yra. Jeigu mes bandom pasiekti tą lūkestį, bet jo nepasiekėm, mes turim labai didelį nusivylimą, išnaudojam iš to baseino savo resursus, kurios turim dopamino, ir krentam dar žemiau. Nes mes negavom to, ko tikėjomės. Bet jeigu mes pasiekėm dar daugiau, mūsų tas baseinas padidėja, tada sekantį kartą mes dar didės. Ir čia tokia priklausomybė gaunasi, arba mes galim išsekinti, o stengdamėsi pasiekti tą patį laipsnį moksliškai, jo praktiškai neįmanoma, labai sunku yra padaryti, kaip ir su narkotikais, kai pavartoja pirmą kartą, būna didžiausias efektas, kodėl naudoja narkotikus, nes bando išgauti lygiai tą patį efektą. Tai tas pats yra ir santykiuose, ir turbūt, kai tikslus užsibrėžiam, norim kažką, ir labai jūs gerai paminėjote iš tikrųjų apie tą pagalvojimą, nes smegenis ir tas pagalvojimas lygiai taip pat veikia, nes tas tikėjimasis, to dopamino yra mūsų pagalvojimas iš tikrųjų. Aš įsivaizduoju tuos labai gerus santykius ir aš kažko negaunu, o tada didelis nusivylimas. Ir tas toksai užburtas ratas. Brangiai, reikia atsisakyti lūkesčių. Reikia atsisakyti tikslų. Tiksliau, ne pačių tikslų. Tai kas paduos dopaminą mums smegenis? Ne pačių tikslų reikia atsisakyti. Reikia atsisakyti terminų, galbūt sakykime taip. Kada bus tie tikslai įvykdyti ir ar iš vis jie bus įvykdyti. Yra toks dalykas kaip sąmoningas veikimas. Jūs pilnai prisiimot atsakomybę už tai, kas vyksta su jumis ir su jūsų gyvenimu. Bet kokį veiksmą, kurį jūs darote arba nedarote, jūs už tai prisiimote atsakomybę. Jūs nelaukite, kad kažkas atsitiks, jums reikės tik palaukti ir kažkas galbūt įvyks. Ne. Tai, ką aš darau, sukels tam tikras pasekmes. Ir tada tiesiog, jeigu aš noriu pastatyti namą, aš ieškau visų priemonių, kad tą namą pastatyti. Bet jeigu aš jį užsibrėžiu pastatyti šiemet, kažkas man sutrukdo ir aš to nepadarau. Ir aš graužiuosi. Netgi galbūt aš tai ir padarysiu, bet aš jau projektuoju, kad galbūt man kažkas sutrukdys ir aš jau graužiuosi. Ir tada dopamino pas jūs kortizolis kyla. Nuo jūsų to amžino streso pas jūs amžinai kyla kortizolis, dopaminas leidžia. Bet jeigu aš statau trobą ir man vienodai, kada aš ją pastatysiu, šiemet, po metų ar po 10 metų, aš džiaugiuosi to, kad aš jį statau. Aš matau, kad jis gimsta. Jūs auginat vaiką, juk jūs neturi tikslo užauginti jį ne per 18 metų, o per 12.
Jūs auginate savo palikuonį ir džiaugiatės tuo ir galvojat, nu vat, tuo jau, vat, jis išeis iš namų ir aš nebeturėsiu kuo džiaugtis. Žinot, sakė, kada, reiškia, Aleksandras Didysis, kada nugalėjo ten, užkariavo pasaulį ir tą laimėjo paskutinį mūšį, jis užsidarė pas save ir verkė kelias dienas. Ir jo karvedys paklausė, kodėl tu verki, tu juk laimėjai. Sako, tu žinai, vakar aš turėjau tikslą, šiandien aš jo nebeturiu. Tai tiesiog tas mūsų perfekcionizmas, tas mūsų noras kažką padaryti ir užsidėti būtent tada ir taip, o ne kitaip, tie lūkesčiai mums trukdo. Ne pats lūkestis kažką padaryti, bet kaip aš tai padarysiu. Mes per daug planuojam, per daug išsikeliam. Procesu labiau. Jo, mes tiesiog turim būti orientuoti į procesą. Ne į rezultatą, o į patį procesą. Ir tada tavo visas gyvenimas yra begalinis pasitenkinimas. Rezultatas turbūt natūraliai to dopamino apdovanos mus pabaigoje. Ir aš manau, kad čia yra savivertės klausimas. Kadangi, kas yra žmogaus savivertė? Žmogaus savivertė tai yra gebėjimas save priimti toks, koks tu esi, su visais trūkumais. Auksiniai žodžiai. Žmogaus savivertė ne tada, kada žinau, kad aš nieko, ta prasme, aš viską galiu, tai yra gera savivertė, aš ne viską galiu, yra maža savivertė. Aš niekada visko negaliu. Aš visada kažkuriuose srityse esu netikęs. Visada kažkas su manim yra ne taip, ar toj srity, ar kitoj srity. Bet jeigu aš sugebu save priimti ir mylėti tokį, aš visada ramus. Man sakys, tu vaikštai nuogu užpakaliu. Nu ir kas? Priimkit mane tokį, koks aš esu. Nu aš toks esu. Ir man tai nekenkia, kaip Valinskas kažkada, jūs turbūt neatsimenate, su Gaidžiu nusifotografavo visiškai nuogas ant viršelių. Nu, jis papokštavo, jisai gali savo tai leisti, jam tai netrukdo. Kitas žmogus tu gyvenime, jis negalės paskui pa žmonės išeiti, jam bus gėda. Nu, juk žmogus, atrodo, kaip ir rimtas, ar ne šiaip kažkoks vėjavaikis, kuris ten kažkur. Tai tiesiog šitas dalykas mus ir veikia. Jeigu žmogus turintis aukštą savivertę, jisai gali ramiai bet kokioj situacijoje gerai jaustis. Ir jo nepavyks turbūt ir kitas žmogus, nes taip ir sako, jeigu mus kažkas, angliškas žodis labai geras, sutrigerina, sako, kažkas gali paveikti, tai problema visada yra pas mane, ne pas tą žmogų. Taip. Jūsų negali niekas, aš minėjau, jūsų niekas negali paveikti. Nes prie jūsų net prisilies neįmanoma, įsivaizduojat. Net smurtas ir tas yra iš tikrųjų iliuzija. Mes negalim susiliesti. Jūs esat jūs, Ir pagaliau visa aplinka yra išoriniai veiksmai. Tuo tarpu jūsų emocijos yra vidinis jausmas. Jis su išorinė susijęs. Ir tai, kaip jaustis, jūs pats renkatės. Ir tai priklauso nuo pasitikėjimo savimi. Jeigu jūs savimi pasitikit, jūs galite jaustis taip, kaip jūs nusprendžiat jaustis. Jeigu jūs savim nepasitikit, jūs įtakoja aplinka ir jūs jaučiatės taip, kaip bandydami atliepti aplinkos lūkesčius. Jeigu jūs jų neatliepėt, jūs jaučiatės blogai, nes kaip apie mane pagalvos, kaip aš atrodysiu iš šono. Ne kaip aš jaučiuosi, o kaip aš atrodo. Tai apie tą turėtume sumastyti. O jeigu dabar žmonės, kurie tinginiai buvo, jie visko nori labai greit, atsisuko laidos galą, galvoja, pažiūrėsim Saulius, ką pabaigai pasakys, nes tingėjo klausyti visą laidą, tai kad apibendrintume taip keliais sakiniais, tai kaip žmonėms būti laimingiams, turėti gerus santykius. Kokie jūsų būtų patarimai? Kaip žmogui būti laimingu? Tiesiog būti laimingu. Juk patarimo nėra. Būkit savimi, klausykit savęs. Gyvenkite savo gyvenimą, o nes primesta jums iš išorės ir jūs būsite laimingi. Neturėkite lūkesčių, kurių jūs negalite pasiekti, o kurios lūkesčius galit pats įgyvendinti, įgyvendinkite. Ir jūs visą laiką jausitės gerai. Jeigu jūs bandysite tiesiog priklausyti nuo aplinkos ir turėsite daugybę lūkesčių, kad galbūt kažkas atsitiks, jų pačiam to nedarant, jūs amžinai būsit nusivylę ir būsit nelaimingi.
Santykiai lygiai taip pat. Jeigu jūs pats kursite santykius, jūsų santykiai bus teisingi, jie bus geri ir jūs jausitės gerai. Jeigu jūs tikėsitės tiesiog, kad tuos santykius turi sukurti jūsų sutuoktinis, jūs nevaldysit situacijos. Galbūt jūsų partneris yra žmogus gebantis ir jis teisingai tuos santykius puoselės ir jūs jausitės gerai, o galbūt papulsite į aklavietę. Tai tiesiog tai yra toks atsakymas, kurio neįmanoma. Reikia viską pradėti nuo savęs. Ačiū labai už atsakymus. Aš įsitikinęs, kad daugelį žmonių jūsų atsakymai padės nepapulti į tą aklavietę, biškį susimastyti kartais, nustoti bėgti ir puikiai apibendrinot viską, neturėt per daug lūkesčių. O aš džiaugiuosi mūsų pažintim tokia atsitiktinė gatvė. Kaip sakau, matot, vis tiek yra kažkokia, kaip jūs minėjote, žodis sinergija. Mūsų turbūt suvedė ir mes dabar sėdim čia nais laidoj, pašnekėm, pasidalinot patirtimi. Tai ačiū, kad apsilankėt laidoj. Ir 3 milijonų peržiūrų YouTube'ai greičiausiai nebus, bet bus daug. Reikia trumpą. Taip. Trumpai ir aiškiai. Va ten jūsų buvo vienu sakiniu labai aiškiai pasakyta. Va to žmonės nori greito atsakymą. Kada nors galėsiu aš jums papasakoti apie šaltą maudynę. Aš galiu pasakyti taip, jeigu jūs norite iš tikrųjų tapti laimingu, jūs pradėkite maudytis žiemą. Tik raskite žmonės, kurie tai teisingai daro, jais patikėkit ir pamėginkit. Kodėl visi sveikuoliai, dauguma besimaudančių žiemą yra išsišiepę. Jie visą laiką šypsosi. Tai yra paseka būtent to, kad tai yra, taip kaip jūs sakėte, tai yra dopamino narkomanijos forma. Kadangi šaltas vanduo, jisai tiesiog sukelia beproto dopaminą. Ir kada šalto vandens nėra, smegenys reikalauja pasigaminti dopaminą pačiam. Ir vienas iš būdų yra šypsotis. O kada eini per pasaulį su šypsena, tai automatiškai taip ir jautiesi, kaip atrodo.